Sveiki! Šiandien kalbame apie esminius astrologinius įvykius 2026 metais ir kaip tai atsispindės mūsų gyvenime. Papasakosiu, kurių zodiako ženklų laukia daugiausia iššūkių, permainų ir galimybių. Ir pradėsiu nuo turbūt svarbiausio šių metų tranzito ir aspekto, tai yra Saturno ir Neptūno jungtis. Tai yra pasikartojanti jungtis, apie ją jau nemažai kalbėti, bet būtent 26 metais ši jungtis pradės veikti aktyviausiai. Ir Neptūnas į Avino zodiako ženklą sugrįžta sausio 26 dieną, o Saturnas vasario 14 dieną. Ir tai yra neeilinė jungtis, jį pažymi naują etapą, naują ideologiją. Ir taip, kaip buvo anksčiau, jau nebebus. Ir būtent tuo pereinamojo laikotarpiu, kai planeta keičia ženklą, kerta tą ženklų ribą, būtent tada labai dažnai įvyksta kažkokie svarbiausi, stipriausi įvykiai. Todėl sausio antra pusė ir vasaris tai yra tas laikas, kai mes galime sulaukti kažkokių drastiškų įvykių pasaulyje ar drastiškų veiksmų valdžios struktūrose. Avino zodiako ženkle susijungia dvi planetos, kurių veikimo principas yra visiškai skirtingas. Neptūnas apie ribų ištrinimą, apie svajonės, apie tikėjimą, apie ieškojimą kažko didesnio negu mes patys. Tai labai dvasinga tokia planeta, kuri atitraukia mus nuo kasdienio materialaus gyvenimo. Tuo tarpu Saturnas apie griežtas ribas, apie realybės priėmimą, apie veikimą pagal aiškias taisyklės, apie konkrečius tikslus, apčiuopiamą rezultatą. Jis taip pat yra valdžios, tėviškos figūros, įstatymų signifikatorius. Astrologiškai kalbant, tai yra labai silpna. Saturnas savine tai yra labai silpna jo pozicija. Ten mes jį vadiname piktu. Ten Saturnas piktas. Todėl iš vienos pusės mes galime stebėti valdžios brutalumą, iš kitos pusės bėgimą nuo atsakomybės. Neptūnas jisai rodo tai, ką mes idealizuojame. Ir 2026 metais labai smarkiai keisis mūsų idealizacijos objektas. Kol Neptūnas keliavo žuvų zodiako ženklu, mes idealizavome auką, mes idealizavome pagalbą silpnesniems, idealizavom kenčiančius. Dabar, kai Neptūnas perės į Avino zodiako ženklą, idealizacijos objektu tampa herojus. Tai yra žmogus, kuris narsiai kovoja už teisybę. Pastarąjį kartą, kuomet Neptūnas tranzitavo Avino zodiako ženklu, įvyko Amerikos civilinis karas. Tikėkime, istorija nesikartos. Asmeninėme lygmenyje ši jungtis, jeigu taip iš negatyvios pusės, ar ne, ji gali pasireikšti kaip labai stipri baimė prarasti kontrolę kažkurioje konkrečioje gyvenimo sferoje. O kaip žinia, mes pritraukiame būtent tai, ko mes bijome. Todėl, jeigu jaučiate tą tendenciją savyje, tai rodo, kad kažkur savo gyvenime, kažkurioje gyvenimo sferoje jūs esate labai prie kažko prisirišę, labai prie kažko priaugę. Ir dabar, kai vyksta šitas tranzitas, tai yra pats laikas sąmoningai į tą situaciją, į tą gyvenimo sferą įnešti daugiau laisvės, daugiau nepriklausomybės. Ir šiais metais taip pat suaktyvės religinių institucijų visokie judėjimai, apskritai dvasinių judėjimų bus daugiau, gali užgimti kažkokia nauja netgi religija, naujas tikėjimas, nauja ideologija. Negatyviausiame aspekte ši jungtis gali prasižaisti kaip religinio pobūdžio kariniai konfliktai. Kita vertus, šitas aspektas, jeigu teisingai panaudojimas, jis suteikia mums galimybę patiems kurti savo realybę. Neptūnas yra apie dvasingumą, apie mūsų vibracijas, apie vaizduotę kaip įrankį kurti. O Saturnas apie apčiuopiamą rezultatą, apie materializaciją. Avino zodiako ženklas tai kažkokia pradžia. Pradžia to, kas mums asmeniškai yra labai svarbu, ko mes asmeniškai norime. Todėl meditacija, vizualizacijos, menai, ypač muzika, tai yra ryšys su mūsų pasąmonė, taps nepakeičiamu įrankiu kurti tai, ko mes norime, kurti tokį gyvenimą, kokio mes norime.
Ir jeigu kalbėti konkrečiai apie zodiako ženklus, stipriausiai šį tranzitą jaus Avino zodiako atstovai, lygiai taip pat stipriai jį jaus Vėžiai, Svarstyklės ir Ožiaragiai. Saturno tranzitas jis nėra lengvas. Jis visada reikalauja kažką paaukoti dabar, kad gautum perspektyvą kažkokią ateityje. Ir kaip taisyklė, su šiais tranzitais gyvenime padaugėja atsakomybės, padaugėja darbo. Ir jeigu mes bandome pabėgti nuo to, ką mes turime daryti, paprastai tai baigėsi labai liūdnai. Ir labai svarbu, ypač avinams, išsikelti kažkokį ambicingą tikslą, konkretų ambicingą tikslą ir atkakliai, bet nuosekliai jo siekti. Ožiaragiams ir Vėžiams šitas tranzitas jis labiau bus apie restruktūrizavimą, apie atmetimą to, kas yra nebereikalinga. Nebus taip paprasta to padaryti, bet jūs suprasite, kad tokia yra realybė ir tai yra tai, ko dabar reikia. Svarstyklėms tai bus laikas, kai kažkas pasitrauks iš jų gyvenimo. Arba jūs patys atsisakysite to, kas jums anksčiau buvo svarbu, arba tai savaime pasitrauks tam, kad jūs nukreipti link kažkokios naujos perspektyvos. Palankiausiai šitas tranzitas atsispindės liūtų ir šaulių gyvenime. Trino aspektas padės jums žengti nauja kryptimi, tarsi patraukdamas visas kliūtis jums iš kelio. Saturno tema mūsų gyvenime, ji dažniausiai prasižaidžia per darbą, sveikatą ir statusą. Jeigu kalbėti apie sveikatą, pažeidžiamiausios vietos bus galva, akis, klausa, dantis, taip pat sausgyslės, sąnariai, kaulai, stuburas. Ir jeigu turite problemų su šitom sritim susijusių problemų, būtinai užsimkite profilaktiką, neužleiskite ir ugdykite sveikus gyvenimo įpročius. Taip pat Saturnui tranzituojant Avino zodiako ženklų labai svarbu išlikti aktyviems, judėti. Su Saturnu yra taip. Tik mes pažeidžiam balansą toje gyvenimo sferoje, kurią jis tranzituoja, tai iš karto atsispindi mūsų gyvenime ir mūsų sveikatoje tam, kad mes pavyzdingai vėl grįžtumėm į tą balansą. Neptūnas mus skatina tikėti ir svajoti, o Saturnas atkakliai ir nuosekliai materializuoti savo svajones. Aš jums beje siūlau pasižiūrėti video, kuriame aš detaliai labai išsamei papasakoju apie šitą tranzitą ir kaip jis konkrečiai atsispindės jūsų gyvenime. Paliksiu nuorodą apačioje po video. Toliau kalbame apie Uraną ir kurių iš mūsų ateinančiais metais laukia daugiausiai permainų ir netikėtumų. Uranas tai staigių permainų, maišto, netikėtumų, revoliucijų planeta. Ji sugrįžta į Dvynių zodiako ženklą, kuriame išbus iki 2033 metų gegužės. Ir visa šita tendencija žmonės prieš valdžią, jinai tik stiprės. Technologinis progresas apims vis daugiau mūsų kasdienio gyvenimo sričių. Urano tranzito specifika yra tokia, kad viskas įvyksta labai netikėtai, tarsi griaustinis iš giedro dangaus. Įvykiai vyksta taip greitai, kad mes dar nesijaučiam iki galo jiems pasiruošę. Bet būtent Urano tranzito išprovokuoti įvykiai, jie padaro mus laisvesniais, jie mus išlaisvina. Jie padaro mus sąmoningesniais ir atvirais gyvenimui. Ir skirtingai nuo Saturno tranzito, kuris moko mus ugdytis discipliną, kantrybę, pagarbą autoritetams, taisyklėms. Tai Uranas atvirkščiai, jisai moko laužyti taisyklės, išsilaisvinti nuo apribojimų kažkokių ir pajausti tą laisvės skonį. Paliesdama kažkurią mūsų gyvenimo sferą, ši planeta, ji atneša ten atsinaujinimą, o dažnai ir maištingą perversmą, kurį mes patys ir inicijuojame. Ir intensyviausiai šitas tranzitas, jisai paveiks dvynius, mergeles, šaulius ir žuvis. Dvynių gyvenime atsinaujinimas, nuolatinis toks atsinaujinimas ir permainos, jos vyks ateinančius 7 metus, bet jau labai stipriai. Jūs tai pajusite būtent 26 metais. Ir būtent jūsų gyvenime, dvyniai, permainos
palaipsniui jos palies visus gyvenimo aspektus. Mergelėms ir žuvims Urano atneštos permainos, jos ko gero gali kelti daugiausia įtampos ir streso, vat jūs labiausiai jausitės dar tarsi nepasiruošę toms permainoms. Labai svarbu yra išlikti atviriems naujoms patirtims, naujiems žmonėms ir naujoms galimybėms. Svarstyklių ir vandenių atveju Urano, išprovokuotas šitos staigios kažkokios permainos, atsinaujinimas, gali atrodyti kaip nušvitimas. Viskas vyks jums labai komfortiškai ir netgi smagiai. Gali ateiti naujos kažkokios galimybės, labai netikėtai jūsų gyvenimą ir netgi kils noras išbandyti kažką naujo, ko jūs anksčiau nebandėte gyvenime ir tai jums patiks. Kūrybiškai šį Urano aspektą gali išnaudoti ir avinai bei liūtai, bet skirtingai nuo vandenių ir svarstyklių, turite patys inicijuoti, patys pradėti tos pokyčius tose gyvenimo sferose, kuriuose jūs norite atsinaujinti ir tada jau aplinkybės pradės klostytis palankia linkme. Apie Urano tranzitą aš taip pat esu padariusi video, kur išsamiai, detaliai paaiškinu, kaip šitas tranzitas veiks konkrečiai jūsų gyvenimą, todėl nuorodą taip pat paliksiu video apačioje, galite pasižiūrėti, jeigu pamiršote arba jo nematėte. Toliau kalbame apie smagiausią, visuomet smagiausią tranzitą, tai yra Jupiterio tranzitą. Ne veltui jis vadinamas didžiosios laimės ir sėkmės planeta. Iki 2026 metų birželio 29 dienos Jupiteris ir toliau keliaus Vėžio zodiako ženklų. Puikus laikas šeimininiam verslui, šeimos kūrimui, nekilnojamo turto įsigijimui, artimų santykių puoselėjimui. Pirmoje metų pusėje daugiausia sėkmės, daugiausia plėtros ir augimo galimybių turės žuvis, skorpionai ir vėžiai. Mergelės ir jaučių pastangos taip pat bus vainikuotos sėkme. Birželio 30 dieną Jupiteris pereina į Liūto zodiako ženklą ir juo keliaus iki 2027 metų Liepos 25 dienos. Ir čia prasideda niuansai. Vos tik Jupiteris įžengs į Liūto zodiako ženklą, iš karto sudarys dramatišką, pompastišką opoziciją su Plutonu. Todėl Jupiterio kelionės Liūto zodiako ženklo pradžią ženklins kažkoks skandalas, dramatiškas skandalas, kažkokie labai tokie drastiški galios žaidimai. Ir labiausiai tai atsispindės liūtų ir vandenių gyvenime. Kažkokios jūsų ambicijos gali susidurti su labai rimtu pasipriešinimu. Ši opozicija, ji aktyviausiai veiks pirmą Liepos pusę. Jupiteris paprastai tai nėra planeta, kuri atneša labai didelių ir kažkokių ilgalaikių problemų. Blogiausia, ką gali padaryti Jupiteris, tai smarkiau pabraižyti mūsų ego. O nuo rugpjūčio Jupiteris jau pradės daryti tai, ko mes iš jo ir tikimės – dalinti sėkmę. Kol Jupiteris keliauja Liūtų, mes galime lengviau atskleisti savo talentus. Tai labai geras laikas pasirodymams, reklamai, kažkokioms įspūdingoms, įsimintinoms kalboms sakyti. Aplinkoje gali vyrauti daugiau pompastikos, daugiau teatrališkumo, prabangos. Tai tikrai geras laikas rūpinti savo įvaizdžiu, atnaujinti savo įvaizdį. Ir jeigu, tarkim, jūsų siekiamybė yra priklausyti kažkokiam elitiniam, išskirtiniam, socialiniam ratui, šiais metais tai tikrai gali įvykti. Jeigu Jupiteris gerai aspektuoja jūsų astrologinę lentelę arba tranzituoja 10 arba 1 būstų, tai gali rodyti didelį populiarumą, išaugusį populiarumą. O daugiausia sėkmės sulauks liūtai ir tie žmonės, kurių horoskope Jupiteris randasi Liūto zodiako ženkle. Taip pat ne ką mažiau seksis avinams ir šauliams. Būtent iš šios ugningosios trijulės avino, liūto ir šaulio gyvenimą gali tarsi savaime ateiti kažkokios perspektyvos, žmonės su pasiūlymais, sėkmingai klostytis aplinkybės.
jūs patys tapsite dar pozityvesni, dar optimistiškesni. Ir būtent tai žmonės trauks prie jūsų, tai didins jūsų populiarumą. Būtina išlikti aktyviems, matomiems ir nebijoti pasinaudoti ateinančiamis galimybėmis. Svarstyklės ir dvyniai, jie taip pat turės galimybę plėtrai kažkurioje gyvenimo sferoje. Bet skirtingai nuo ugnies zodiako ženklų, čia reikės patiems kažką inicijuoti, patiems pradėti kažkokius pokalbius, kažką siūlyti. Va tada aplinkybės įsisuks ir pradės klostytis jums reikiama linkme. Jupiterio tranzitas liūte kviečia mus atskleisti savo autentiškumą ir drąsiai, nuoširdžiai dalintis tuo su visu pasauliu. Judame toliau ir noriu dar pakalbėti apie vieną svarbų astrologinį įvykį. Tai yra Veneros retrogradinis judėjimas, kuris tęsis nuo spalio 3 iki lapkričio 14 dienos. Tai nutinka ne kiekvienais metais, tik kas 18 mėnesių. Ir tokiais periodais mes labai stipriai pervertiname savo vertybės ir savo santykius. Retrogradinė Venera taps Skorpiono zodiako ženkle ir toliau retrogradinė fazė jau judės Svarstyklių zodiako ženklu. Kol Venera keliaus Skorpionu iki spalio 25 dienos, mes kapstysime senose nuoskaudose, gražinsime kažkokias senas skolas, narpliosime pastrigusius, užstrigusius kažkokius senus nepabaigtus santykius. Ir būtent per tai vyks mūsų švarinimasis, gryninimasis. O Venera jau perėjus į Svarstyklių zodiako ženklą nuo spalio 25 dienos, mes iš naujo ieškosime tai, kas mums padeda sugrįžti į balansą, kas padeda harmonizuoti mūsų santykius. Daugiausia permainų ir stipriausia šį aspektą, ypač santykių ir finansinių klausimų sferose, jaus šauliai, svarstyklės, avinai ir jaučiai. 2026 metais Merkurijus retrogradiniu taps vandens stichijoje. Merkurijus kasmet retrogradiniu tampa 3 kartus ir tai, kokioje stichijoje jis tampa retrogradiniu, labai smarkiai nuspalvina tiek metų foną, tiek mūsų mąstymo kryptį. Ir pirmą kartą šiais metais Merkurijus taps retrogradiniu vasario 25, kovo 20 dieną Žuvų zodiako ženkle. Antras periodas yra birželio 29, Liepos 23 diena Vėžio zodiako ženkle. Ir galiausiai spalio 24, lapkričio 13 dieną Skorpiono zodiako ženkle. Tai ką tai rodo, ar ne, kad šiais metais mūsų priimami sprendimai bus labiau paremti mūsų intuicija ir mūsų jausmais negu logika. Ne faktai kažkokie sausi mus skatins priimti sprendimus, o būtent tai, kaip mes jaučiamės. Ir šiais metais bus lengviau dalinti savo jausmais, dalinti savo išgyvenimais. Tai puikus laikas kūrybingiams, meniškiams žmonėms. Tačiau jeigu jūs gyvenate nuolatinėje baimės būsenoje, nuolatiniuose tokiuose negatyviuose jausmuose, retrogradinio Merkurijaus periodais jūs galite priimti klaidingus sprendimus, būtent dėl tos vidinės savo įtampos ir paskubėti su sprendimais. Ir vėliau dėl to gailėtis, todėl labai svarbu stebėti savo vidinę būseną, būti sąžiningai su savimi apie tai, kaip mes jaučiamės ir jeigu reikia, prašyti pagalbos. Ir reikia suprasti, kad kiti negali perskaityti mūsų minčių, nes kai Merkurijus keliauja vandens stichiją, labai dažnai išryškėja tendencija galvoti, tarsi kitas turi mus suprasti iš pusės žodžio arba perskaityti tarp eilučių ir kaip taisyklė to nebūna. Ir tada labai kyla daug visokių nuoskaudų, keblių situacijų, todėl pasistengkite aiškiai pasakyti, išsakyti savo poziciją, pasakyti tai, ko jūs norite. Ir jeigu nesupratote, pasitikslinkite, ką kitas turėjo galvoje, ką norėjo pasakyti arba ko tikisi iš jūsų ir tikrai taip išvengsime daug tokių beprasmiškų problemų, kažkokių nuoskaudų ar pasyvios agresijos apraiškų. Pagaliau priėjome prie tokių mistiškiausių ir sunkiausiai apčiuopiamų tranzitų. 2026 metais Liepos 27 dieną
kylantis mėnulio mazgas pereis į vandenio zodiako ženklą, esminė evoliucija vyks per technologinį augimą ir teisingą mūsų adaptaciją tame jau tokiame naujame ateities pasaulyje. Ir noras burtis į kažkokias bendruomenės, grupės, kolektyvus, kuriuos vienyje bendra idėja ar bendras tikslas, jinai tik stiprės. Mums visiems reikės ieškoti balanso tarp savo ego poreikių ir to, ko reikia grupiai, bendruomeniai, kolektyvui ar mūsų artimiausiai aplinkai. Stipriausiai visą laiką karminiai mazgai įsijungia užtemimų metu. Šiais metais jų bus 4. Aš dabar labai neįsiplėsiu apie užtemimus, kad dar labiau neištemti šito video, mes būtinai atskirai apie juos pakalbėsime ateityje. Dabar tik paminėsiu datas, kad jūs galėtumėt planuotis, tiksliau mažiau planuotis aplink šituos periodus. Pirmas užtemimas tai bus Saulės užtemimas ir jis įvyks vasario 17 dieną. Toliau Mėnulio užtemimas, kovo 3 dieną. Trečias užtemimas tai Saulės užtemimas rugpjūčio 12 dieną ir paskutinis šių metų užtemimas tai bus Mėnulio užtemimas, kuris įvyks rugpjūčio 28 dieną. Paskutinis tranzitas, apie kurį šiandien noriu su jumis pakalbėti, yra Lilith ingresija į Šaulio zodiako ženklą. Lilith į Šaulį pereis dar šių metų 25 metų gruodžio 21 dieną. Ir jau ateinančius 9 mėnesius jį keliaus Šaulio zodiako ženklu. Kol Lilith keliavo Skorpionu, labiausiai jos negatyvas pasireiškia tokiamis labai stipriomis vidinėmis būsenomis. Pykčio, keršto troškimu, slaptų kenkimų, kažkokių slaptų intrigų rezgimu. O kai Lilith pereis į Šaulį, tai pagrindinis negatyvas jisai pasireikš per puikybę, per tokį arogantišką elgesį su kitais, per kažkokį savo statuso demonstravimą, per prestižo sureikšminimą. Lilith tai fiktyvus taškas. Jie atspindi mūsų šešėlinę pusę, bet tai nėra planeta, ji neturi savo kūno. Bet kas įvyksta, kai Lilith tranzituoja zodiako ženklais, zodiako ratu, periodiškai ji jungiasi su kažkuria mūsų planeta. Planeta esančia mūsų asmeninėje astrologinėje lentelėje. Ir tada ji tarsi trumpam gauna kūną, trumpam ji gali veikti per mus. Ir Lilith ji veikia gundymo principų, tokių moralės ribų ištrinimo principų. Ir mus apima kažkokie mūsų užspausti iš tikrųjų troškimai, kurių mes net savo sąmoningai nepripažįstame. Ir jeigu Lilith smarkiai rezonuoja su mūsų horoskopu, mes negalime išvengti tų jausmų. Bet ką mes galime padaryti, tiksliau, ko mes turėtumėm nedaryti, tai nesiimti jokių fizinių veiksmų tiems draskantiems troškimams realizuoti. Ir stipriausiai, žinoma, Lilith veiks Šaulio zodiako ženklą, bei visus tuos, kurie turi savo asmeninėje astrologinėje lentelėje svarbių astrologinių rodiklių Šaulio zodiako ženkle. Štai tokie neeiliniai metai mūsų laukia. Nepamirškime, kad gyvenime svarbiausia yra išlaikyti balansą, o visi atsakymai ir visos galimybės slypi mumyse. Iki greitų kartų.